Tavo pirmas makiažas neturi atrodyti kaip TikToko filtras. Pasidarom kartu pirmąjį makiažą, netobulą, su trūkumais. Makiažą, kuris ne tik per kamerą gerai atrodys, bet ir realybėj. Va štai šį. Važiuojam. Bet kokį makiažą turim pradėti nuo veido kremo. Šis mano mylimiausias iš Drogo, su SPF apsauga. Tokiam kaip pirmam makiažui sunkių makiažo pagrindų tikrai nenaudosim. Naudosim šitą išnyks. Lengvas, tinka dienai. Suvienodins toną visą veido. Ir labai natūraliai atrodo ant odos. Čia patepsiu. Čia. Mano patarimas gerai išsklaidykite makiažo pagrindus, CC, BB kremus. Įtrinkite kaklą, kad viskas tolygiai atrodytų. Ir vaizdas ženkliai geresnis, tonas vienodas, važiuojam toliau. Sukuriam dabar veidui dimensijos ir pabronzinam veidą, kitaip tariant, suteikiam spalvos jam, nes aš kaip baltas popierius atrodau. Naudosiu Isadora Sculpt and Define kreminį bronzerį, užsitepu ant rankos, su to pačiu realiai šepetėliu pasiemu ir tepu. Įsivaizduokit, kad yra linija nematoma nuo ausies viršūnėlės iki lūpų ir ta linkme maždaug čia sustoju ir tapšnoju. Suteikia spalvos veidui. Ir jeigu pastebėsit, aš viską sklaidau tapšnojimo judesiais. Toliau maskuoklis. Koks makiažas be maskuoklio? Pažiūrėkite mano paakius. Mėlynumų yra, jie tokie tamsus, juos reikia iššviesinti. Naudosim Maybelline Lifter. Taškelius padėsiu ir su kempinėlė irgi tapšnosiu po akim. Iškart geresnis vaizdelis. Tada, kad makiažas išsilaikytų visą dieną, taip kaip jūs jį padarėt, manau, kad privalot naudoti sausas pudras. Baltą, kuri tinka bet kokiai odos spalvai. Arba štai tokią su spalva. Aš naudosiu su spalva iš Maybelline, nes šita tikrai labai gera. Nepadaro kaukės efektą. Tai ją su teptuku dengsiu labiausiai po akimis, kur blizgo. Ir ją dengiu labiausiai į T zoną, kur natūraliai riebaluojasi oda.